Čantaburis, antra diena Tailande. Registratūroje pasičiupau šį bananą, beje, būtinai jų paragaukite, bananai su kauliukais, ir keliavome nuomotis motorolį. Išsinuomavom Honda Click 125 ir keliavom su juo į nacionalinį parką. Aišku, už nacionalinį parką sumokėjom 5 kartus daugiau negu moka vietiniai ir ėjome pilną džiunglių turą, ne tik tai aplankėm pagrindinį krioklį ir šventyklą. Beje, labai nuostabi gamta. Kelias nebuvo labai sunkus, bet ir nebuvo labai nuobodus. Pamatėme netgi tokių augalų, kurių net nebuvo matę. Kai kuriuose vietose reikėjo šiek tiek iššūkio įveikti ir aišku, radom šiukšlių, prisirinkom šiukšlių beveik pilną kuprinę. Einant, Tomas neatsargiai pasičiupo už kažkokios spygliuotos šakos ir prasidūrė. Rekomenduoju avalynę iš Seven Senses. Patogiau nesu nieko radus kelionėse ir labai didelis privalumas, kad jos yra lengvos ir užima mažai vietos. Radom dar labai įdomią vietą, tokią piramidę, labai įdomi energija, beje, kiekvienam nacionaliniam parke rasite ir kavinukę, kur čia matote tailandiečiai.lt ofisą. Tekę dirbti iš pačių įvairiausių Tailando vietų. Tomas nusipirko vištieną už €1,5 ir dar sakė, būtinai jums reikia parodyti, kaip atrodo mimoza. Gyvas augalas. Pravažiavom vietinių mėgstamą restoraną ir viešbutį, o mes toliau nukeliavome pietauti. Pietums aš išsirinkau khao soi, šiaurės Tailando patiekalą, Tomas vištieną su baziliku, tada važiavom į banką, kur Tomas turėjo reikalų, o aš tuo tarpu, kol jisai tvarkėsi reikalus, nuėjau aplankyti šventyklą. Išties įdomi šventykla, bet man visą laiką tas auksas primena, kad tai nėra apie budizmą, tai yra apie socialinį statusą. Praėjau plastiko parduotuvę. Jo Tailande sunaudojama be galo daug. Ir toliau keliavome į šią šventyklą. Deja, ji buvo uždaryta, tai susimojavome su vietiniais ir keliavom atgal į Čantaburį. Čantaburis garsus brangakmeniais. Čia galite įsigyti perdirbtų ir neperdirbtų brangakmenių. Tada mes vykome į didįjį kanjoną, kuris tikrai nevertas dėmesio. Patiko? Labai. Kelias ilgas. Tikrai nieko ypatingo, tada važiavom į apžvalgos aikštelę, Tomas buvo labai užsispyręs, labai norėjo čia aplankyti, bet irgi nebuvo verta, tačiau radome savo mėgstamiausią vaisių durianą. Sušoko durianų šokį, tada grįžtant užsipylėm kuro ir važiavom vėl pavakarieniauti, vakarienė buvo amazing, labai skanu. Po vakarienės pieškom keliavom į masažo saloną, pasidarėm 1,5 valandos masažą, stengiamės jų daryti beveik kiekvieną dieną. Dar pasižiūrėjom, kur vyksta Loi Kratongas ir grįžom. Ir jeigu jums patinka šie video, spauskit like ir sekite mūsų.